Sveiki, man vaikų gydytojai itin skaudu girdėti, kad pašutęs kūdikiams užpakaliukas tai niekis, išaugs. Galime tik įsivaizduoti, kokį diskomfortą mažylis jaučia. Tikrai nepatariu laukti, nes negydomas sauskelnių dermatitas gali komplikuotis gribelinė ar bakterinė infekcija, kas lems žaizdelių susiformavimą ir vaikas jaus dar didesnį skausmą. Priežasčių tokiam dermatitui yra nemažai. Reikėtų pasitarti su gydytoju, išanalizuoti mitybą, atlikti tyrimus, bet tikrai nereikėtų laukti ir kuo skubiau vaikui padėti. Tad noriu priminti apie produktus, apie kuriuos tikiu jau esate girdėję ir naudoję. Tai Flugenil prausiklis. Šio prausiklio sudėtyje esantis vaistinės medetkos žiedų ir juodųjų serbentų ekstraktai padeda išvengti arba mažinti odos paraudimą, išsausėjimą, niežėjimą ir drėgmės praradimą. Tai bešarmis lipidų turintis viso kūno ir intymios higienos prausiklis. Tinkamas net naujagimiams ir visai šeimai, taip pat sausos ir atopiškos odos priežiūrai. Ir dermolivo putos, švelnios odą apsaugančios putos kūdikiams nuo iššutimų, sukuria barjerą, minkština, ramina, pasižymi raudonį mažinančių veikimų. Svarbiausia, jog šios putos nesausina odos, nors sudėtyje yra cinko oksido, dėka 3 svarbių drėkinančių ir minkštinančių odą komponentų – Evogold, ekologiško alyvuogių aliejaus, vitamino E ir pantenolio. Rinkitės efektyves bei kokybiškas priemonės, juk vaikai to nusipelno.